kai išvažiavau, reiškia, į Varšuvą, tai ten prasidėjo, iš tikrųjų atsidarė tos tikrosios durys į pasaulio galerijas, į tarptautinės parodas ir tarptautinius konkursus. Ir reiškia, kaip sako, kad į Lenkų plakatų mokyklą įnešiau poeziją. Jeigu jau yra toks teiginys, galbūt čia yra tiesa. Lenkijoje buvo beveik greitai atsirado tas karinis stovis, parduotuvėse beveik nieko nebuvo, stovėdavo eilėje, šiandien irgi sakau, stovėjau eilėje visą naktį, vieną naktį, kad gauti kilogramą mėsos su kortelė. Paišiau tokius piešinius, piešiau eilę žmonių laukiančių prie parduotuvės ir prie parduotuvės durų ateina kiaulė ir daro savižudybę, pati save nubeda. Ir čia mano vienas iš geriausių tokių piešinių, kurie buvo spausdinami politikos žurnale. Ir tas visas menas buvo toks savotiškas toks pasipriešinimas, tai kas darėsi, reiškia, kas čia buvo, laisvės troškimas. O bendrai mano žmona sakydavo, tu daug čia nesišakok, bo čia rusai tai atvažiuos, į lagaminą įdės ir išveš atgal. Čia nebuvo gąsdinimo, čia buvo tikrovė. Čia buvo tokia tikrovė. Jeigu pasišakosi, viskas. Sunkus laikai žmonės riša, o geri laikai žmonės dalina.